Rungtynės buvo sunkios, daug jėgų jaučiu atidavėm, nes mano nuomonė mes tokius labai sunkius danusus taškus pelnom, o gaunam labai. Taip atrodo lengvai man užneš. Tai aš džiaugiuosi tom, kad rezultacija mūsų pusė, mes laimėjom, tai čia galim tom džiaugtis. Ar mes nespėjom, ar mes pavargstam, mes nespėjom atsistoti liniją, jie padaro man persvarą ir gauna labai lengvus taškus. O jiem tokius atrodo sunkius užsinešam, kad daug turim jėgų atiduoti. Aš vienodai varžybose nusiteikęs, bet šiandien gal kažkiek ramesnis buvau. Nežinau, atrodo viskas gerai. Bandysiu ir kitose varžybose tokis. Geriausias žaidėjas esi pripažintas. Ką reiškia tau toks vertinimas šiandien? Tai džiaugiuosi tokį vertinimu, stengiausi, ką galėjau, dariau, ką galėjau. Ta naujoji top lygoje dabar sužaista pusė jau jo sezono, tai yra vienas ratas. Kaip vertintum savo komandos pasirodymą, ko gero tas kartėlis liko po praėjusią savaitgalį, ar ne? Jo, liko ir stiprus liko, nes žinot, mes jau su jais daug metų principinės kovas ir žaidžiam iki pergalės. Viską padarom, arba jie laimi, arba mes laimim, bet šį kartą jie buvo stipresni.